Ir taip, ji pabėgo. Tai va taip baigėsi romantiškas saulėlydžio pažiūrėjimas. Kaip pučia. Atvažiavome iki Los Hervideros. Tai nežinau, kas labiau pasičiaušus, jūra ar tu. Turi būti disciplina tam tikra gyvenime. Ta prasme, atpratus aš šitus dalykus daryti. Gerai, tai labas rytas iš Lanzerotės. Sveiki įsijungę, mes jūsų pasiilgome. Keliaukite kartu su mumis po vieną iš Kanarų salų, Lanzerotę. Nu kas, netelpi, aš tai suprantu. Čia daug vėjo, skanaus maisto ir niekur kitur nematyto kraštovaizdžio. Los Hervideros, grįžkite į vietą. Vlogą pradėkime nuo pirmos dienos pusryčių. Sauliukai, Kam? pas tave ten dega. Dega biškijonas. Kiaušai. Bet ne mano. Ne mano. Užteks man 2. Uždengi viską. Ne, 3 varyk. Pirmą varyk. Kiek geltonis, čia geras. Lietuvoje tokių nėra. Pirkome, reiškia, Superdino prekybos centras, ispaniškas chorizo dešros. Tada va čia yra žamon, čia tas kumpio koja, ispaniško kumpio koja, 10 eurų už kilą, euras, toks guzikėlis. Geras. Ir sūrio dar pirkom. Vietinis geras sūriukas. Punkšt. Aš pradėjau festinti Lietuvoje, tai aš valgiau nuo 12 iki 8. Nuo 12 dienos iki 8 valandos vakaro. Čia pasisuko laikrodis 2 valandom atgal, tai pagal idėją aš jau galėčiau valgyti nuo 10 iki 6. Nu bet kas saloj per atostogas baigia valgyti 6 valandą vakaro? Durniai. Tai aš bandau prastumti biškį laiką ir pradėti valgyti vėliau. Prastumti laiką. Tai gausis taip, kad prastumti laiką, tai reiškia, aš pavalgysiu dabar, realiai savo ateis 11 ir tada, tai kur mano pusryčiai tu sakysi? Ne, aš niekada taip nesakau. Nu, taip, kur mano pusryčiai? ne, tai iškart reiks tau kažką duoti snapą. Duoti snapą reiks. Kokiu šiaip per rujojančių pačių muziką? Kokių rujojančių? Nežinau, ispaniškas playlistas. Šaldytuvo apžvalga. Tai agurkas. Čia sangrijos, sulčių paėmė. O, pusryčiam žiūrėk sultyčių, dansumam. Čia dabar kas? Ojojoj. Nealkoholinio. Tada dar čia bus irgi va iš Superdino Senat Lomo Bučado. Kumpiai, Ispanija. Taigi čia Ispanija, vis tiek Lanzerotė ir Ispanija. Ai, čia buvo irgi įdomi istorija, aš priėjau prie moters pardavėjo, sakau, kokio nors sūrio man. Duokit vietinio, žinai, kas skanu čia, žinai. O sako, šitą paragaukit, šitas geras. Prie vyno, jo, sako, tinka, tai va kažkoks irgi. O, gražiai atrodo. Aš turėjau svajonę, būdama Vilniui, rožinio šalto vyno. Reiškia, aš čia sakė, Saulius paėmiau popsą visišką, ne? Nu, čia kažkoks Vinasol, labai girdėtas brandas, bet bus gerai, man atrodo. Ir turime nealkoholinių jogurtų irgi. Ananasų skonio, nealkoholiniai, 0% jogurtų. Einam pusryčiauti lauką. Dabar pafilmuok, kaip atnešu. Alios Lepido. Wow. Jau kitaip, jau skaniau iškart, kai saulė šviečia. Čia tai pusryčiai. O tai gal jau tau laikas valgyti, ar ne laikas? Not yet. Jaučiu spaudimą, bet valgau toliau. O kas bus, jeigu dabar suvalgys, tai festinimo inspekcija ateis, ar kaip čia? Sakau, Sauliau, Bandžiau prigauti. Nepavyko. Turi būti disciplina tam tikra gyvenime. Keliu taurę už tavo kantrybę. Gabrielė pasižymi. Gerai, užteks maisto. Geriau aprodysime jums mūsų namus Lanzerotėje. Dieve, kaip išgąsdinai. Welcome to my crib. Our crib. Kas keliauti į salas arba pietus, čia visur yra plytelės ir yra baisiai šalta, būti su kojom arba basom, todėl aš vaikštų su batais, bet jie dar nebuvo lauke. Tai čia yra mano dabartinės tapkės, todėl viena iš pirmų užduočių šiandien bus su tavim, Sauliau, važiuoti į prekybcentrį ieškoti tapkių. Tik įėjus į namą galite pasukti į dešinę ir užeiti į mūsų rūbinę. Čia yra mūsų striukių kambarys. Labai yra svarbu, kad turim ir pykčio kambarėlį. Pagal dydį suprantame, čia tavo kambarėlis. Kad tai bus mano pykčio kambarėlis.
Tiesiog galima užeiti. Po kairę matote dušą. Ne po kairę, o kairėje. Svetainė. Pagrindinė erdvė. Super. Virtuvė su užkandžiais ir visko. Mūsų name visada yra, reiškia, ispaniškas vaibas, kolonėlė. Tai kiti. Šitas namas yra šiaip 6 žmonėm parašyta Airbnb, tai atrodo prabangiai, bet tiesiog norėjom labai baseinėlio, norėjom privataus baseinėlio ir tai buvo geriausias, pigiausias variantas, kurį mes radom su baseinu ir kad turėtumėm tokį namuką. Tai galėtų būti mažesnis, bet tebūnė. Čia grilis toks labai paprastas, bet gal pabandysim kažkaip užkurti. Nu, basikas dar neišbandėm, vanduo toks drungnas biški, jo, lindus bus šalta turbūt. Čia yra dar gulteliai, yra dušas, nusimaudyt po basiko ir išėjimas į kiemą dar. Arba atėjimas. Einam į viršų, sakyk. Einam į viršų. Tai sveiki atvykę į Master Children. Čia Children daromi, ne? Nu, jo. Supratau, kad čia gryn oro trūksta, atleiskit. Aha, pravėdinkim. Taigi. Ne taigi, o taigi. Taigi, Simai, tu. Kas toks? Aš galiu viską paaiškinti. Simas yra mano kolega. Simas yra mano kolega, su kuriuo aš dirbu radijui ir garsinu filmų serialus. Ir įpratis vienas kitą taisyti yra iš darbinės pusės likęs. Dėl to iš karto yra kaip priežodis. Maždaug taigi, Simai, taigi, reikia kirčiuoti Simai. Arba jis man ten... Kaip gestų kalba parodyti vartimas iš gaidžio? Aš taip dariau. Taip. Linkėjimai Simui Stankui. Pone, su daiktam. O čia džiūsta. Žuvytė gaudžiai. Ne, čia prezervatyvus ploviau. Čia yra mano kosmetikos maišelis, didysis maišelis, buvęs didžiajame lagamine, kuriame irgi taip pat įvyko Little Explosion. Kažkas išsiliejo su sprogo pasipylė. O čia yra mažasis kuprinės, einančias į lėktuvo vidų maišelis, kosmetikos maišelis, kuris irgi šiek tiek iš vidaus susipylė. Ok, mūsų tariamų vaikų arba dar vienų draugų, kurių neturim kambarys. O pažiūrėk, koks bling, reiškia Raisos Šarkienės uždangalas. Ką daryt? Sakėm su Saulium, kad nuotaikos priklausys, vieną dieną taip miegosim, kitą dieną atskirai, kitą kartą pirmam aukšte vienas, kitas antram. O, vėjuota, sako. Išeini į terasą, prieki kalnas, giedras dangus, palmės, balti namai, saulė šviečia, karšta. Tai va, welcome to our crib, mūsų namai artimiausias 2 savaitės atrodys taip. Pažiūrėkit, kaip žmogus atsigauna, kai saulės gauna. Atsirepavau beveik. Rimas. Simas, ne Rimas. O šiol aš Simas. Šiek suparina išeina. Aš irgi tave kažkada Mindaugu pavadinau. Namus pamatėte. Metas pradėti pažintį su sala. Varom laukan. Mieloji mano žmona, kadangi tu vis tiek esi moteris, žmona, domiesi augalais ir gyvūnais, myli katiną, myli augalus, papasakok, ką mes šiame mūsų kiemelėje auginame? Ką mes čia turime? Na, čia mes turime aloe vera didelę. Tai jeigu man norėsis, pavyzdžiui, veido kaukės, plaukų kaukės, mačiau YouTube, kaip reikia daryti, su peiliu taip. Čia improvizuoji ir iš tikrųjų pasakai? Na, čia mes matome šitą panašaus į mano katino užpakalį. Jis toks irgi būna fluffy, pumpy. Labai gražiai sutvarkytas, beje, prižiūrėtas, nereik nieko ravėti, va čia taip pasidžiaugtų mano mama tikrai. Vien juoda labos žemė. O tas labai gražus raktas, tada parodyk. O jau užvestų, nes hybridas. Čia jau antras rytas Lanzerotėje. Važiuojam pusryčių į netoliese esančią kavinę. Čia jau galima festinimas jau atsirakina, ne? Atsirakina? 11:14 jo, nuo 11:30, tai pratemsim dar. Noriu ir green toast su špinatais, avokadų, kiaušiniu ir holandys. O dieve! Kavos meniu yra įspūdingas. Yra 20 kavos rūšių, 20 kavos variantų. Nežinau net kaip prisirinkti. Iš tikrųjų norėčiau barakito.
kad nebūtų tokio montažo šuolio, tai mes persėdam į lauką ant saulės. Ne? Labai gerai. Žiūrėk, vėjas renka už mus. Thank you. Gracias. Tokia fainulička. Nu, užsisakėm barakito. Kas yra barakito, Gabrielė? Aš taip ir galvojau, kad tai bus, nes aš 3 kartus perklausiau, man tiesiog arba informacija neina į galvą, bet žodžiu, 4 dalykai sudaro barakito gėrimą. Tai yra kondensuotas pienas, tai yra likeris, tuomet espreso kava ir pienas, pieno puta. Nu ir dar atvyko va štai kruasanas su kumpiu ir sūriu ir baulas. Skanaus. Dar įdomu tai, kad prie mūsų prisėdo tokios moteris, nu, taip pat tiesiog sako, galima prisėsti, galima, aišku, laisvų vietų nėra, mes patys čia paskutinį staliuką nugrebėm, tai va, kažką pasikalbėjom apie kavą paklausinėjo, tai toks gan neįprastas mūsų, sakyčiau, šaliai variantas, kai šalia prie tavo stalo kas nors prisėda, ne? Gal nėra labai jauku, nu, mes nepratę tiesiog, nei trukdo, nei ką. Man tai jauku. Jauku tavo, ne? Norėtus pasikalbėti. Pirmoji išvyka prie vandenyno. Turim pasižymėję kelis spotus žemėlapyje. Važiuojam įvertinti. Bravo! Bravo, atvykome. Estás bien Lago de Marina. Es un grande lago, sí. Lago de Green. Es una lava capital, und los otros. That's great. Tai nežinau, kas labiau pasišiaušus, jūra ar tu? Jeigu būčiau moteris su priklijuotom blakstienom, tai dabar būčiau moteris be priklijuotų blakstienų. Atvažiavome iki Los Hervideros. Grįžkite į vietą. Laikau tave. Atvažiavome iki Los Hervideros. Čia lava išsiveržė ir pasiekė jūrą. Užgeso, jinai buvo užgesinta vandens ir susiformavo tokios skylės. Prašau, eina pažiūrėsim iš arčiau, nes ten žmonės kaip skrusdeliukai laipia. Ką matai? Bangos taškosi. Širdelės formos bangos. Nu, aš įtariu visą laiką yra vėjuota, kai tu esi ant žemės atbrailos. Ant salos krašto, hebra. Ant salos krašto. Salos kraštas. Kai žiūri čia, nesuprantu, kaip tas Lulojavičius nuplaukė tiek kilų. Eik, neplaukė ten montažas, režisūra. Nieko ten nebuvo. Turbūt, o čia realybė, čia tikrovė. Tradicinis pasivaikščiojimas. Ką jūs, pane, norit? Gal galima būtų portret? Portret, gražus, aha. Turėjau planą šiaip. Pirmą kartą gyvenime pasisiuot ant akmenų karštų. Mieloji žmona, kadangi praėjusią vasarą mes įsirengėme vonę namuose, iš dušo pasidarėm vonę, aš žinau, kad tu vieno dalyko iki šiol neturi. Tai pemzos kulnams. Noriu tau padovanoti čia ir dabar vietinės lanzarotietiškos pemzos kulniukams. Toks ar daug mažų. Sudėsiu tau į tašę, gerai? Aha, ačiū. Dėk. Įspūdingi vaizdai ir dar įspūdingesnis vėjas. Jo šioje saloje bus tik daugiau. Čia kaip Tenerifei tas juodas smėlis, kai aš gaminu valgyti. Nu, kitiem žiauriai fainai, man tai nelabai, man smėlis turi būti baltas, toks bounty. Kaip pučia? Čia šiandien kažkaip monetas, kurią mestum į vandeniną, kad sugrįžtum. Čia. Karočią, yra nors viena normali nuotrauka?
bijau bangos, bijau bangos, bijau bangos. Yra gražių nuotraukų, tikrai yra. Vaizdas ir maistas. Tokie šios dienos tikslai. Važiuokime į miestą Playa Blanca paragauti paelijos. Čia dabar galėtų būti toks užkadrinis tekstas. Keleiviai po ilgos dienos patyrė bangų mūšą ir vėjo gairinimą, prisėdo, sugrįžo namo, jo, priparkavo automobilį ir atėjo vakarienės. Nu taip, viskas atrodo, tokia pakrantės promenada, vaizdas į vandenyną. Prisėdom mano pažymėtoj vietoj, kur neblogai vertinta ir kol kas, man atrodo, visai skanu, ne? Jo, gerai, tai čia viską užrodėm. Užkandėlį užsakėme, į sveikatą, užkandėlį užsakėme tokį vietinį troškinuką, kanarietiškas toksai troškinys, čia yra Gabrielės mėgstamiausių 3 ingredientai. Tai yra grybai, pievagrybiai, krevetės ir pulpo, aštunkojais. Va čia yra visas gėris, ėmi tokios pakeptos donelės, ar ne? Labai labai skanu. O čia ėmėm sangriją. O šiaip labai skaniai vaisių pripjaustyta, aš namie taip nemoku. Super, nuostabi. Ir tai turi tokio tutti frutti gumos skonio, ne? Jauti tokį, kažkoks dar paskaninimas truputėlį dėtas. Tai. O dabar, ponios ir ponai, pristatome pagrindinį patiekalą. Paėja. Paėja dviems su žuvimi. Kokia žuvimi? Jūros gerybėmis. Paelija su jūros gerybėmis. Jo, kalbu su savimi. Nu, dėkis. Ragausime. Labai karšta. O, ir krevečių net yra. Visai neblogai. Namie taip nepasidarys. Reikia žinot kaip. Ne per surus svarbiausia, ne? Puikiai. Užskaitau. Ir būtinai su sangrė. Tai vat čia yra paelija su jūros gerybėmis 15 eurų žmogui kainuoja. Nu, skaičiuoja per persą iš kiekvienam žmogui. Puiki ir svarbiausia nebrangi vakarienė. Toliau važiuojame nemokamos kasdienės pramogos. Pažiūrėti saulėlydžio. Oi, lecha, mucha. Kas čia per menuleigis, aš suprantu. O, kaip gražiai. Škniso vėjas. Aš tiesiog jaučiuosi kaip, nežinau, vakare, žinau, kaip būtinas džempas ir lemenė ir ilgos kelnės. Nes atrodo šilta, diena taip, bet tik link vakaro ir aš tiesiog nebegaliu. Tai iš tikrųjų čia yra mūsų pats romantiškiausias taškas. Nežalų kampe. Iš kurio matysime saulėlydį. Stoviu ant akmens. Laukiu, kol mane vyras parveš namo. Sako, stovėk kampe. Aš įdėčiau link paštės. Taigi mes atėjom žiūrėti saulėlydžio. Nu kur tai neinu? Aš nieko neinu. Aš tik sakau, gal aš galiu raktelius pasaugoti. Ei, palauk, taigi mes saulėlydį. Ir taip, ji pabėgo. Tai va taip baigėsi romantiškas saulėlydžio pažiūrėjimas, atvarėm. Nu, tegu varo sušilstoje mašinoje, tikiuosi. Labai vėjuota blemba. Aš dar nueisiu iki to krašto, nes labai smalsu dar, kol saulė nenusileido, noris pažiūrėti iš arčiau. Čia labai graži yra vieta ir tikrai tas įspūdingas turėtų būti saulėlydis, bet yra žiaurus vėjas, žiauriai šalta, žmonės visi išsilakstė. Įdomiausia, kad vėjas yra ne nuo jūros, nes žmonės prie jūros sėdi, tai jūra visiškai nebanguota, bet viskas yra vat, nuo salos vidurio kažkur toks eina kiauras, stiprus vėjas, kad tai buvo pats šalčiausias bruho saulėlydis, kurį man teko matyti. Labai faina, labai gražu, bet noris būti kažkiam kokone neperpučiamam. Tada, man atrodo, viskas bus gerai. Kovokime. Labai gražus vaizdelė, labai. Bet labiau už grožį yra vėjuota. Dar įmanoma prie šitos aikštelės privažiuoti, tai pabandysim taip dar
su mašina va čia privaryti ir dar gal pagausim saulėlydį. Va, panesėdė. Galim varyti. Taigi, tikras vyras nebūtų tikras vyras, jeigu neišspręstų situacijas kūrybiškai. Sušalusi žmona. Aš kalbu kaip Audrius Bružas. Moteris sušalo, grįžo į mašiną, bet aš grįždamas link tavęs pamačiau vietą, kad mes galėjom arčiau privažiuoti su tą mašiną ir žiūrėti, kaip tikri Vilniečiai saulėlydį reiškia ant Tauro kalno. Žinai, ko trūksta? Nu. Kebabuko. Gal net pasibučiuosim? Tai rimta. Alpinona Kareska. O, smoothie for the driver. What the fuck? Ups, išjungiam. Matai, vėlė, bijau. Vakarėlis mašinoje buvo puikus. Nuleidom saulę, todėl šitas tikslas jau ček. Kitoje dalyje jums parodysime dar daugiau Lanzerotės.